kurie žmonės mano, kad joga yra mankšta gerinanti sveikatą. Kiti žmonės mano, kad joga visų pirma yra dvasingumas. Aš manau, kad ir vieni, ir kiti yra savaip teisūs. Joga išties gerina fizinę sveikatą. Prieš metus aš tikrai būčiau negalėjus taip stovėti ir dar prieš auditoriją. Tačiau joga nėra sportas, nes joje nereikia pasiekti kažkokio rezultato ir ištobulinti savo kūną. Tačiau jogoje nereikia ir nieko tikėti, nieko garbinti, tai nėra religija. Jogą praktikuoti gali netgi ateistas. Dėl to, kad joga yra praktika. Jogą reikia praktikuoti. Kodėl man joga tokia svarbi? O dėl to, kad aš supratau, kad galima pažinti save, pažįstant savo kūną. Mes labai dažnai kalbame, kad svarbi yra kūno kalba. Pavyzdžiui, mes žinome, kad prieš auditoriją negalime išeiti kalbėti štai šitaip. Arba prisipažinti mylimąją meilę štai šitaip. Tačiau mes kartais užmirštame, kad išmokę valdyti savo kūną, mes galime išmokti valdyti savo protą. Joga man davė labai gerų gyvenimo pamokų. Tiesą sakant, mano gyvenimas gerokai pasikeitė, kai aš pradėjau kiekvieną rytą praktikuoti jogą. Na, taip kaip aš pati išmanau, galbūt kartais ir neteisingai. Tiesą sakant, kai kurios jogos pratimai yra beprotiškai nuobodūs. Tiesą sakant, pati sunkiausia jogos rytais dalis yra tai, kad norisi vis labiau skubėti. Vis labiau lėkti, padaryti vis daugiau, padaryti 5 pozas, o ne tiesiog stovėti tiesia nugara. Tačiau per jogą aš supratau, kad iš ties daug geriau pastovėti štai taip ilgiau, bet pajusti savo koją. Pajusti savo kelius, kelių girnelės turi būti pakeltos, pasakyti mano jogos mokytoja. Taip pat stuburas turi būti visiškai tiesus, kaklas turi būti ilgas. Pajusti kiekvieną savo kūno dalį ir būti tiesiog čia ir dabar. Tai yra pati svarbiausia jogos pamoka. Būti čia ir dabar, neskubėti. Tačiau kartą aš skubėjau labai smarkiai, būtent jogai. Aš norėjau tapti jogę, palankiusi jogą gal kokius 3 mėnesius. Mano kojos ganėtinai mankščios ir aš jas susisukdavau į lotoso pozą gana lengvai. Aišku, tai buvo netaisyklinga lotoso poza, o kairė mano koja nesilankstė taip gerai dešinė mano koja nesilankstė taip gerai kaip kairioji. Ir aš ją nusprendžiau šiek tiek paspausti. Taip aš pažeidžiau vieną pagrindinių jogos principų, tai yra neprievartos principų. Ir taip pat aš nežinojau, ką aš darau, aš po to tik tai supratau, kad aš tą pozą dariau netaisyklingai. Atsitiko taip, kad iš pradžių kojas skaudėjo labai nesmarkiai, po to kelias skaudėjo vis labiau, po to aš jau be bindo netgi negalėjau normaliai pavaikščioti. Važiavau į ligoninę, o gydytojas man pasakė, tai jau 3 tu pas mus po lotoso pozos. Abiems reikėjo daryti menisko operaciją. Bet tu nesijaudink, operacijos neskubi, čia greitai nereikės. Aš labai nesidžiaugiu. Mane užrašė magnetinio rezonanso tyrimai po kelių savaičių, kai turėjo paaiškėti, kas atsitiko mano kojai. Ir po to vis dėlto paaiškėjo, kad viskas yra gerai. Tačiau per tas 2 savaitės, kol laukiau to tyrimo, aš supratau, kiek aš norėjau pasiekti be reikalo. Aš būtent išsikėliau savo per didelį iššūkį. Ir mano organizmas parodė, kad aš atsidūriau panikos zonoje. Tačiau joga jokių būdų nereiškia, kad mes turime nekelti savo iššūkių. Tiesą sakant, joga man parodė, kad iššūkiai gali būti labai dideli. Gali labai nuo jų norėti netgi klykti. Ir būti žiauriai šlykštu. Tiesą sakant, tokios pozos mane labiausiai erzina, bet jos labai primena gyvenimą. Kai tempia visus raumenis, kai atrodo, kad tu nebeištversi, bet tada tavo mokytoja pasako, kad tu nusiramink viduje, giliai kvėpuok
ir nesusitapatink su tai. Ir tada tie sunkumai atrodys gerokai lengvesni. Tada taip galime suprasti, kad vis dėlto mes galime ištverti gerokai daugiau negu išties manome galintys ištverti. Žinau, kad aš apie jogą šįkart pasakiau labai mažai. Tačiau, jeigu kas nors norėtų sužinoti daugiau, aš mielai jums paskolinsiu štai šią puikią knygą. Tokio Ijengaro knygą. Ir aš būtent lankau jogos studiją, kurioje yra dirbama pagal Ijengaro jogos principus. Čia bus viskas parašyta. Tačiau jogos iš knygų be abejo išmokti neįmanoma. Ir aš tikiuosi, kad galbūt kas nors po šitos kalbos vis dėlto sugalvos taip pat eiti į jogos studiją. Beje, vakar buvo mano mamos gimtadienis, o aš savaitgalį ją jau spėjau pasveikinti. Ir aš labai bijojau. Tai buvo iššūkis man padovanoti jogą ir visiškai neįprastą dovaną savo mamai. Aš padovanoju jai 10 kartų abonementą į jogos studiją. Pirmadienį nuėjo pirmą kartą. Ir jinai sakė, visai nebloga mankšta, tik skauda raumenis. Nežinau, galbūt po kiek laiko jinai supras, kad joga nėra vis dėlto vien tik fizinė mankšta. Bet aš būsiu labai laiminga, jeigu jai pagerės sveikata nuo to dalyko. Ačiū Jums labai.